žodžiu, atvažiavom link, neatsimenu, kaip čia tas serpantinas vadinasi, bet čia vienintelis Vilniui serpantinas. Gal Lietuvoj? Gal Lietuvoj. Tai čionais prasideda viena 100 km aplink Vilnių atkarpa. Nenorėjau per žodžius. Aha. Tai atkarpa ir galvojam ją prasieiti kažkiek iki Ribiškių ten kažkur ten pro jas. Tai šiaip esu ėjęs, tai labai gražus vaizdai man ten buvo. O šiandien kaip tik norėjosi kažkur pasivaikščioti, nes labai jau toks geras oras ir... Nes Indrė privertė. Indrė privertė. Ir oras geras ir viens gal iš tokių paskutinių šiltesnių savaitgalių. Vakar prabimbinėjom nieko neveikdami labai, o šiandien jau kažkur biškį prasieiti reikės. Tai va, tai pažiūrėsim, kaip čia gražu, pafilmuosim, pafotografuosim, nu ir turiningai praleisim dieną. Atėjom prie saulėlydžio stebėjimo vietos Ribiškių pažintinio tako pradžia čia gal skaitos. Tai va, čia esu ėjęs prieš keletą metų. Pradėjau čia eiti 100 km aplink Vilnių trasą, tai būtent, kad šiandien ir einam realiai. Tai atsimenu, kad čia buvo labai faina, labai gražus vaizdai. Tada biškį buvo didesnis ruduo, labiau ruduo. Lapai rudesni buvo. Tai buvo spalvočiau gal kiek, fainiau iš tos pusės, bet šiandien irgi gal bus visai nieko jau irgi. Bet saulė? Saulė. Ir karšta biškį šiandien kažkaip, durnas oras labai, nes... Ir karšta šalta. Jo, eini su džemperiu, tai lyg ir prakaituoji, bet lyg vėjas šaltas pučia, tai lyg ir šalta, būtų nusirengus. Tai vat labai taip dviejopiškai ir čia labai jau taip peršalimą lengva pasigauti atrodo. Ir šiaip dabar bent jau čionais tai vėjas, bet kai jom per mišką tai buvo labai uodų daug. Nefaina. Ir šliužų daug, irgi nefaina. Turi žiūrėti vos nekurėt, kad nepaslystum ant kokio snarglio. Tai va, bet šiaip faina visai. Gausim biškį... Nesu gera kompanija. Jo, gausim biškį deguonės, šviežio oro. Tai va, gerai, judam. Ten biškį kažkoks piliakalnis skaitosi. Ribiškių gal ir yra. Šiaip čia dar yra Ribiškių pažintinis takas, kuris jungiasi su šito 100 km taku. Bet jo mes šiandien eisim. Gal kada kitą kartą. Su šito... Koks sakei? Ribiškių pažintinis takas, man atrodo, jis vadinasi ten. Bet ten kitas, va čia kur mėlyna su baltais pažymėta. Ne, dabar žiūri, čia rašo, kad šiam 5 km vok 15 komandų ėjimas kažkoks. Aha. Čia vyksta šiandien ar kaip? Nežinau, va čia info yra tas ženkliukas, tai matai, čia kažkoks takas yra. Jo, tai man atrodo ten Ribiškių pažintinis takas vadinasi. Ir sakau, jisai jungiasi su šituo 100 km taku ir tai šiandien šito, gal kada ir tuo praeisim. Nes čia daug tokių, kur kertasi vieni per kitus ir galima vaikščioti. Neišvaikščiosi čia net gal visų, kiek jų yra. Nes principai vis tiek eini ir vaizdai jau panašus tada būna. Jo, čia šiaip faina. Šitas kampuotis, kuris laiko suoliuką, tai jau net įaugęs į medį. Tuo net nesimatys. Taip eini, prieini šunį, tiksliau šuns skulptūrą. Ir tada šiek tiek toliau paeini, prieini ženklą. Ženklė rašo, kad teritorijoje budi šuo, bet nepiktybinis.
Tai kažkaip galvoju, kad ten tas netikras šuo, čia toks, nu, tipo jau bajeris kaip ir, bet paeini dar toliau ir tada prieini tikrą šunį. Bet labai panašus į tą. Na, panašus. Nu, bet jo, nepiktybinis. Bet taip, kad nekreiptų dėmesį žmogų dar nesu mačius. Tai jam čia, žinai, gal daug praeina, Matyt. kai toks takas. Tik tai aš sakau, aš labai kartais nemėgstu, kad šunis tai paleidžia, aš suprantu, yra žmonių, kurie bijo, aš tai juos mėgstu, bet žinau, kiek yra bijančių ir paleidžia taip juos. Bet dar vienas dalykas, kas man šitoje vietoje įdomu, tai mes esam tokioje vietoje, nu čia visai taip gražu. Ir čia kaip ir regioninis parkas, nu ar ne regioninis, nu parkas, draustinis ar kažkas. Įdomu, kiek legaliai čia tokie namai stovi tokiuose vietose. Tai gal ir seniau kokia troba buvo peršti, bet tiesą pasakius labai gražiai, taip senoviškai, sendint, tai labai įdomi atrodo. Nu, jo, tai kaip ir Nedarko. Nedarko, bet šiaip, žinai, tokioje vietoje gauti vietą, tai... Nu tai dabar tau nebe, bet iš anksčiau jį buvo, nu tai ką. Nu, gal Tai jau. surodai, kad buvo gyvenvietė ir... Stovėjo ten koks, nežinau, šašlykinė, Na, kai gal ten ne šita tiek. šventoji, sako, buvo ten ar persirengimo kabinos ar kažkas, nu, tipo su pamatais, tai ten žmonės įsirodė, kad ten namai kažkokie stovėjo ir prisistatė vilų ant tų pamatų. Tai va, tai čia gal irgi kažkas Bet iš tai tos turėjo serijos. padidinti tą vilą. Nu, jau ten, žinai, kiti dalykai, bet esmė. Kažkas eina irgi. Einam ir prieinam Vabzdžių viešbutį. Ir va, įdomu, kam tokioje vietoje jisai skirtas. Paukščių, sakė? Vabzdžių viešbutį. Sakau, va, įdomu, kam tokioje vietoje jisai skirtas, nes čia ir tai pilna viso medžių prikritę konkurenčių, čia belenko. Čia ta prasme, kaip, nu, nežinau, kaime gyvenant, keltis į daugiabutį gyvent. Tai jau mano posakis. Nu jo, bet čia realybėj toks. Nes, nu, ta prasme, čia kam vabzdžiams eiti į tą, kai čia ir taip visur visko pilna. Tai gal ne šiaip savo ir tuščias jisai stovi. Bet kad ir mieste tuščia, aš bent jau asmeniškai nematydavau, kad būtų. Praėjom čia tokius griuvėsius ir prieš tai dar praėjom tokią informacinę lentą, tai ten rašė, kad čia yra buvęs kažkur dvaras šitų Ribiškių. Tai gal šitoj netgi vietoj, bet gal nelabai dvaro panašu. O dabar jau artėjom prie Liepkalnio kalnų ir jau matosi lėktuvai, tai kai būsim kur arčiau pafilmuosiu lėktuvus, labai įdomu. Vos virš medžio atrodo. Nu, tai tik atrodo, nes Nu, atrodo, ten čia tai kalnai, yra. žinai. Tai va, kur nors ten ant kalnų užlipę, prisėsim, vėl ir pavalgysim. Jau noriu? Tai aš visą laiką noriu. Kiek čia to pusryčio buvo šiandien? Nu, man to užteko. Nu, tai 2 varškų kiaušinių ir dar. pagal mano mitybos planą man turėtų būti 50 gramų gal avižų ar 100, ne, 50 gramų avižų ir 3 kiaušiniai. Oho, aš čia tik numirčiau, kiaušiniai. gal taip suvalgysiu. Nu tai jo, bet Nesu Man mačius, tiek kad reik. tu tiek valgytum. kai tik pradėjau to mitybos planą laikytis, tai tiek ir valgiau. Štai kodėl tu visada auginai, to tokio pusryčių nepavalgai. Normaliai Kiek tai tam ne. reikia. Taip. Ir pietų lygiai taip pat nebūtų. Ir užkandžių. Šliušas. Varlytė, bet graži ne? kokia. Gerai, tuoj pagausim. Stovim čia tokioj visai patogioj vietoj žiūrėti lėktuvams, nes jau mačiau vieną skrido ir visai padoriai matės. Aišku, negeriausia vieta čia nais žiūrėti. Ten gal būtų galvojom ant to kalnelio galima palipti,
bet ten užlipi tai nieko geriau nesimato. Tai grįžom į šitą ir čia dabar turėtų atskristi vienas už kelių minučių. Flight radare pasižiūrėjom, tai kiek čia jam liko, nu jau sukimasi daro, tai kokios, nežinau, 5 minutės, dar 4. Tai va, tai tuoj kažką pagausim. Ne paukštį, o lėktuvą jau šį kartą. Su paukščiai šiandien labai kažką irgi sekasi, nors vaikštai čiulba, bet visus turim, tai nieko tokio labai įdomaus. Tą lėktuvą nufilmavau, bet paėjom čia toliau ir žiūrim, kad lyg ir dar geresnis vaizdas būtų filmuot. Ir Indrutė pasižiūrėjo dar flight radare, žiūri, kad dar vienas sukasi ir jau vėlgi ten už kelių minučių leisis. Tai galvojom, gal dar palauksim, nes nu va čia va šitaip visai vaizdas neblogas turėtų būti irgi. Ten va matosi pati viršūnė šito Liepkalnio kalno. Tai čia irgi istoriją turiu. Prieš galvoju kokius, nu jau gal 8 metus, gal 7. Tai su kolegom sugalvojom padaryti burgerių valgymo iššūkį. Ir kažkaip nesugalvojom, kiek čia tų burgerių reikia nusipirkti tam iššūkiui, nu kas daugiau jų suvalgys. Tai tiesiog pagalvojom, reikia tada apskritai kuo daugiau suvalgyti. Tai sugalvojom, kad ten dauguma po 8 suvalgysim, nu, tiesiog tuos paprastus mėsainius su sūriu. Ir nuvažiavom į McDonald'ą, prisipirkom ir atvažiavom tada čia valgėm, visi sėdėdami. Tai buvo labai įdomu, nes kai pirkom tos burgerius, tai atėjom į McDonald'ą ir sakom 32 burgerius. Ir tai jau mergina, kuri užsakymą priminėjo, sako, jūs čia rimtai? Sakom, nu rimtai. Sako, jūs čia ne tie, kur vakar buvote atvažiavę. Tai pasirodo, iš vakaro ten kažkas bernvakarį šventė, tai irgi su chebra atvažiavo irgi ten dafiga burgerių pasiėmė. Tai va, fainas buvo toks, kaip pasakyti, įvykis. Tokios varžybos. Bet tai lengvai atsimenu, tie burgeriai suėjo. Kolą užgeriu, ten jie greit susivirškino, tai atsimenu, grįžom jau į ofisą, nes čia per pietus važiavom. Ir jau deserto norėjosi. Oho. Tu šiandien tikrai parodysi, kad esi nepasotinamas. O taip, o taip. Neviršiam greit. Dar nemačiau tokio bairio, kad šitas ženklas tipo žmogaus įėjimą matuotų. Nes nu, mašinos tai jog, bet kad einant va taip, tai pirmą kartą matau, kad užgaudytų. Grįžom iš Ribiškių tako, bet jau praėjo porą savaičių, video dar nesumontavau. Ir pabaigos ten kažkaip nenufilmavom, pribrendom ir galim papasakot, pasidalinti įspūdžiais, patiko ar nepatiko. Man tai takas visai patiko. Šiaip prieš eidamas nepasižiūrėjau, kiek jis ten tiksliai kilometrų bus, galvojau, bus ilgesnis. Nu jau tą atkarpą, kurią mes eisim, bet gavosi gal apie 8-9 kažkur. Tai visai greitai prasiėjo, nebuvo labai varginantis. Nu ir šiaip, toks visai fainas, toks lengvam savaitgalio pasivaikščiojimui labai tinka.
Taip, pritariu. Man tai gal apskritai norėjau miške gamtoj pasibūti, tai gal to tik truputį pritrūko. Daugiau gamtos, mažiau mašinų. Jo, nes ten Užėsi. gavosi keliose vietose vis tiek ten biškai per miestą eit. Tai to užėsio buvo. Bet apskritai tai jau toks lengvas geras pasivaikščiojimas. Dabar kitą kartą galėsim gal kokią kitą atkarpą eiti. Ir gal vėl visą 100 kilometrų surinkti. Gal, aš norėčiau gal net toliau kažkur už Vilniaus. Tai Panerių atkarpa yra tokia labai. Jinai ten... Dar toliau už Vilniaus. Na, dar toliau. Na gerai, pasižiūrėsim.